Sveiki! Šiandien kalbam apie baltymus. Atrodo, visi žino, kad jie svarbus raumenims, bet kai pradedi gilintis, kiek jų iš tikrųjų reikia. Informacijos jūra, o mitų dar daugiau, tai šiandien ir pasistengsim tuos mitus išsklaidyti ir pažiūrėti, kasgi tas maistinių medžiagų karalius. Ir štai tas klausimas, kuris neduoda ramybės. Turbūt daugeliui, kiek tų baltymų iš tikrųjų reikia? Ar tikrai būtina kasdien suvalgyti visą vištą? O gal viskas daug paprasčiau? Žinot, užuot spėliojus geriau, pasiremkime mokslu. Pažiūrėkime, ką sako tyrimai. Gerai, pradėkim nuo pačių pamatų. Galima įsivaizduoti taip – treniruotę. Tai tarsi statybininkai atėję į statybvietę, jie pilni energijos pasiruošę dirbti, bet be plytų, be statybinių medžiagų jie nieko nepadarys. Būtent baltymai ir yra tos plytos. Be jų visas tas sunkus darbas salėje, tiesiog nueina vėjais. Bet kalbėdami apie plytas, turime suprasti, iš ko jos padarytos. Kai sakom baltymai, iš tiesų kalbam apie dar smulkesnės daleles – aminorūgštis. Galima sakyti, tai tokios Lego kaladėlės. Būtent iš jų organizmas po krūvio lipdo, atstato ir svarbiausia augina raumenis. Be šitų kaladėlių, statybos nevyksta. Ir tos Lego kaladėlės. Pasirodo, būna dviejų tipų. Vienas vadiname neesminėmis. Jas kūnas sugeba pasigaminti pats. Bet yra ir kitos, esminės. O jau šias tiesiog privalome gauti su maistu. Ir būtent jos yra tas raktas, tas variklis, kuris užkūrė raumenų augimą. Jei trūksta bent vienas iš jų, visas procesas gali tiesiog sustoti. Gerai, dabar truputį giliau į mokslą, kad suprastume, kaip visas tas mechanizmas veikia. Ta augimo paslaptis slypi po vienu terminu – azoto balansas. Jeigu suprasim šitą, suprasim viską. Ar raumenis auga, ar stovi vietoje. O gal neduok dieve net nyksta. Tai, kas tas azoto balansas? Viskas gana paprasta. Iš visų trijų pagrindinių maistinių medžiagų – angliavandenių, riebalų ir baltymų. Tik baltymai savo sudėtyje turi azoto. Todėl matuojant, kiek azoto gaunama su maistu ir kiek jo pasišalina iš organizmo, galima labai tiksliai nustatyti, kokioje būsenoje yra kūnas – ar jį stato, ar ardo. Ir čia yra 3 scenarijai. Pirmas. Jei suvartojam mažiau baltymų nei organizmui reikia, balansas tampa neigiamas. Tai vadinama katabolizmu. Raumenys ardomi. Antra, jei suvartojame lygiai tiek, kiek reikia, balansas stabilus, pokyčių nėra. Ir trečias, tas, kurio mes siekiame, teigiamas azoto balansas. Tai anabolizmas. Būtent tada ir vyksta statybos. Auginame daugiau raumeninių audinių, nei jo prarandame. Gerai, teorija aiški, bet grįžkime prie to, kas svarbiausia praktikoje. Kiek po galais tų baltymų reikia, kad pasiektume tą norimą anabolinę būseną? Suraskime tą vadinamąjį aukso viduriuką. Oficialiuose rekomendacijose dažnai pamatysime skaičių 0,8 gramai baltymų kilogramui kūno svorio. Atrodo nedaug, bet čia ir yra esmė. Ši norma skirta žmogui, kuris, dirba sėdimą darbą ir nėra labai fiziškai aktyvus. Sportuojant ir siekiant auginti raumenis, toks kiekis, tai yra absoliutus minimumas, kurio tikrai neužteks. Ir tas skirtumas, kaip matom, yra milžiniškas. Tai nėra keli procentai, tai yra kartais. Aktyvaus žmogaus poreikis gali būti net 2 didesnis. Tai tiesiog 2 skirtingi pasauliai. Kalbant apie mitybą. Tai koks tas stebuklingas skaičius? Po ilgų diskusijų ir tyrimų, mokslininkai sutarė dėl šio intervalo nuo 1,6 iki 2,2 gramų baltymų kilogramui kūno svorio per dieną. Būtent čia, šitose ribose, ir slypi didžiausias raumenų auginimo potencialas. Čia yra tas taikinys, į kurį reikėtų orientuotis. Paverskime tai konkrečiais skaičiais. Pavyzdžiui, imkime 91 kg sveriantį žmogų, kad jis pasiektų tą viršutinę rekomenduojamą ribą. Jam per dieną reikėtų suvartoti apie 200 gramų baltymų. Laikantis tokio kiekio, galima būti beveik tikram, kad kūnas nuolat bus anabolinėje raumenų auginimo būsenoje.
Gerai, dabar žinom optimalų kiekį. Bet sporto pasaulyje visada yra kraštutinumų. Sklando daugybė mitų. Vieni sako, valgyk kiek telpa, kiti gąsdina, kad per daug baltymų kenkia. Tai aptarkime šituos mitus. Turbūt ne vienam teko girdėti iš salės gurų ar skaityti interneto platybėse, kad reikia tiesiog kosminių baltymų dozių 4 ar net daugiau gramų kilogramui. Kokia tiesa? Na, tokie kiekiai galbūt ir turi kažkokią prasme profesionaliems kultūristams, kurie vartoja anabolinius preparatus. Bet natūraliai sportuojančiam žmogui tai tiesiog perteklius. Ir štai kodėl. Įsivaizduokim, kad pildom stiklinę vandens. Kai ji pilna, taškas, pasiekėm ribą. Visas kitas vanduo tiesiog išsilies pro kraštus. Su baltymais labai panašiai. Kai organizmas pasiekia savo raumenų statymosi limitą, visas perteklius yra panaudojamas energijai, paverčiamas gliukoze ar net riebalais. Bet naujų raumenų iš jo jau nebepastatysim. Taigi, daugiau šiuo atveju tikrai nereiškia geriau. Gerai, su kiekiu viskas aišku. Bet ar svarbu, iš kur tie baltymai ateina? Kitaip tariant, ar visi baltymai vienodai geri? Baltymų kokybė yra tiesiogiai susijusi su tomis esminėmis amino rūgštimis, apie kurias kalbėjome pačioje pradžioje. Pilnaverčių baltymų vadiname tokį, kuris turi visą 9 būtinųjų amino rūgščių komplektą. Tai tarsi pilnas įrankių rinkinys raumenų statybai. Ir čia išryškėja pagrindinis skirtumas tarp gyvūninės ir augalinės kilmės baltymų. Mėsa, pienas, kiaušiniai paprastai yra pilnaverčiai. Juose yra visos reikiamos amino rūgštys. Tuo tarpu augaliniams šaltiniams, pavyzdžiui grūdams ar ankštiniams, dažnai trūksta vienos ar kelių iš tų būtinųjų kaladėlių. Bet yra ir gera žinia. Jeigu mityba yra įvairi, valgoma ir mėsos, ir pieno produktų, ir pasiekiamas tas bendras dienos baltymų tikslas nuo 1,6 iki 2,2 gramai, tai dėl kokybės sukti galvos praktiškai nereikia. Organizmas viską gaus. Tiems, kas laikosi augalinės mitybos, tiesiog reikia būti šiek tiek strategiškesniems. Svarbiausia yra derinti skirtingus šaltinius. Pavyzdžiui, grūdai puikiai papildo ankštinės daržovės, nes tai, ko trūksta vienose, yra kitose. Ir labai svarbus momentas. Jų nebūtina valgyti per vieną valgį. Svarbiausia yra gauti įvairių augalinių baltymų per visą dieną. Taigi, apibendrinkime, kokia ta formulė. Pirma, taikykime į 1,6 ir 2,2 gramus baltymų kilogramui kūno svorio. Antra, atsiminkime, kad persistengti neverta. Daugiau nereiškia geriau. Ir trečia, valgykime įvairų maistą. Taip užtikrinsime ir kiekį, ir kokybę, per daug apie tai negalvojant. Na, štai dabar aišku, kiek baltymų reikia raumenims. Bet lieka dar vienas nemažiau svarbus klausimas. Kada juos geriausia vartoti? Iškart po treniruotės? O gal prieš miegą? Bet tai jau kitos analizės tema.